ką, sveiki sugrįžę į Žemaitijos taurę. Pirmasis etapas šių metų vyksta Akmenėje. Ir nors trasa, startas bent jau yra tikrai šlapias, bet pati trasa buvo puiki. Oras nuostabus varžyboms. Ir girdime jau, kad lieka kelios sekundės iki starto. Naujovė šiais metais visi važiuoja vieną ratą ir startas vyksta pagal praeitų metų rezultatą. Tai buvau kažkur 4 sekcijų, man atrodo, tai labai gerai, kad nereikėjo stovėti kažkur iš galo arba tiesiog laukti ten to starto pusę valandos kažkur priekyje. Matote, nevažiavome viso autokroso trasos rato, nes jinai tikrai tokia sunki ir šlapia, neverta buvo to daryti. Ir po pirmo kalniuko sukame į kairę ir važiavome pro starto finišo arką. Tikrai labai gerai, kad buvo tie starto segmentai, nereikėjo taip labai spausti nuo pat pradžių, kad atsidurti ten pirmoje pusėje dalyvių. Ir štai kalniuką didelių spūsčių ir neužtaikiau. Ir tikrai galėjau suminti pakankamai greitai, kiek jau jėgos leido, taip greitai ir suminiau, tikrai niekas netrukdė. Tai pažiūrėjus į Stravos laikus, tai bent jau pirmoji dalis, pirmoji pusė, sakykime, trasos segmentų įveikiau pakankamai greitai, dalis jų pagerinti laikai, nors ten viena ar keliom sekundėm, bet vis tiek, tai vadinasi, myniau ant savo galimybių ribos, sakykime. Verta paminėti, kad šitos varžybos buvo pirmos šiais metais ir šitos varžybos buvo 4 kartas, kai šiemet užlipau ant dviračio. Tai turbūt aišku, kad štai į priekį minantis dalyviai turbūt daugiau važiavo, o aš tiesiog nuo pat pradžių jau stengiausi išgyventi ir tiesiog laikytis ir nepasiduoti visą važiavimą. Iš tikrųjų, sakyčiau, man pavyko taip išsilaikyti varžybose, aišku, nebuvo taip, nebuvo taip įdomu, nes visą laiką kažkas lenkė, o vytis tiesiog nebuvo iš ko. Ir sakyčiau, mane per daug teigiamai nuteikė ta treniruotė, kurią dariau keletą dienų prieš varžybas, kai važiavau per lietų. Tada visiškai neskubėjau. Ir atrodė, kad per varžybas tai visai galėčiau lėkti. Deja, negalėjau išlėkti. Ir rezultatas tai parodė. Kol prisirašiau garsinti šitą savo video, tai spėjau pažiūrėti ir kitų įkeltus važiavimus. Tai Dominyko Lodos, Velnių, Luko Tarvydo su Graveliu kažkuris ten dabar nepamenu. Ir štai Rolando Vengalio. Tai aš tas mėlynai apsirengęs su mėlynu šalmu, mėlynu dviračiu ir startavome kartu, bet štai nuo pat pradžių aš jį aplenkiau ir tuomet susitikome tik už geležinkelio ruožo. Štai matome, jis su grupele pasivijo mane, aš čia jau pavargęs ir praleidžiu visą grupę į priekį. Tikrai matosi, kad vienu tokiu, sakykime, nevaržybiniu tempu. Labai lėtai, bet kiek galėjau, tiek myniau, kaip sakiau, stengiausi išsilaikyti tiesiog. Bet štai ruože palei Dabikinę mes dar susitikom. Važiavau už jo čia ir tokią klaidelę Rolandas buvo padarę. Kitas dalyvis jiems trukdė. Ir aš štai abu pralenkiu. Ir per šitos kalniukus važiuoju jų priekyje. Tokios vietos tai man nėra didelė problema, bet štai išvažiavus iš jų sulėtėju, esu pavargęs ir praleidžiu. Čia maždaug mane Rolandas aplenkė ir mes daugiau jau ir nebesusitikom. Jis, man atrodo, finišavo keletų minučių greičiau negu aš. Čia trasos padėjėjų nurodymai ir palaikymas. Galėtų daugiau tokių būti visur trasų, tikrai dalyviams būtų daug įdomiau važiuoti.
galbūt nepraleisti tiek daug dalyvių į priekį. Važiuojant šitose vietose jau nuotaika po truputį gerėja, nes žinau, kad iki finišo lieka pakankamai nedaug. Jėgų atrodo užteks iki pat galo. Ir tiesiog minam. Čia matom 3 dalykus. Vienas dalyvis su techniniam problemom, kitas parmina keliu iš priekio, turbūt nepasuko į šį nuvažiavimą. Ir trečias dalykas, aš jau girdžiu, kaip finišuoja kiti dalyviai. Pirmieji turbūt, o man dar lieka kokie 6 km trasos čia, man atrodo. Geras ruožas netoli starto vietos. Girdisi ir palaikymas finišuojančių, ir komentavimas. Toks tikras varžybų garsas. Čia, man atrodo, šitas segmentas vadinasi aplink purdelį. Lenkia mane pro kairę. Čia šitoj vietoj pernai, man atrodo, kažkas krito lenkdamas. Na ir ką, lieka toks paskutinis prasiminimas tiesiaja asfaltu. Mane tokia grupė prisivijo, aš bandžiau laikytis iš galo, bet pati grupė pabėgo, liko tik vienas raudonais marškinėliais dviratininkas, už kurio ir stengiausi važiuoti, nepaleisti jo į priekį, ir toks savotiškas tikslas buvo jį aplenkti kažkur finišo kilpoje, bet štai papildomi dalyviai lenkia ir mus, o aš vis stengiuosi laikytis už to raudono. Na ir štai tos vietos, šuolis pirmas neblogas, dalyviai pasirenka B takelį, o aš seku iš paskos raudonajam. Ir čia taip, nefainiai mane sustabdo, aš norėjau aišku šokti, norėjau greičiau pravažiuoti, bet štai B takelį pasirinkę dalyviai lieka priekyje. Čia vėl ta pati situacija, jie nuvažiuoja į B takelį, o mes į A važiuojam, minam. Na ir čia tokia jau galbūt mano klaida, nepamyniau prieš tą nusileidimą ir vos nenukritau tik iš nuo dviračio. Pedalai nuslydo, tiksliau kojos nuslydo nuo pedalų, vos aš ten susigraibiau, nes nuvargis jau tikrai buvo. Na čia dar bandau eitis tą dviratininką raudonais marškinėliais, lenkiu vieną per akmenis. Ir štai iš paskos galvoju, gal per šitos kalniukus man pavyktų kažką tai įrodyti, bet deja. Čia nepavyksta ir kaupiu jėgas finišo tiesiai. Labai gaila, kad nepamatysim tos finišo tiesiosios, bet galiu pasakyti, kas nutiko. Aš nesugebėjau aplenkti raudoną, o sugebėjau užkliūti už raudonos tvorelės, nugriūti ir finišuoti, praleidęs dar bent kokius 4-5 dalyvius. Tai vat, tokie nuotykiai, iki kitų kartų.